Gerai, viskas tada. Einam, dabar Pavyko? skaičiuosim. Dabar skaičiuosiu nuo 10 iki 1. Tu visiškai atsipalaiduoji. Apie nieką negalvoji. 10. Tavo kūnas darosi sunkus. 9. Tavo galva labai sunki. 8. Kaklas, pečiai, rankos irgi labai sunkios. 7. Ir krūtinė labai sunki. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. 6. Pilvas darosi taip pat labai sunkus. 5. Klubai, dubens kaulai irgi labai sunkus. 4. Tu grimzdi vis gilyn ir gilyn. Visiškai atsipalaiduoji. 3. Ir kelienai darosi sunkus. 2. Nuo galvos iki kojų. Visas kūnas sunkus. 1. Pėdos taip pat sunkios. O dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmone. 3, 2, 1. Apsižiūri savo erdvę. Tiesiog duodi tokią šviesos bombikę spindulį aplink save. Prašauni per savo kristalą, per savo viršų. Ir visą erdvę aplinkui duodi didelį smūgį. Labai sunku įsivaizduoti tą šviesos smūgį, tik jaučiu labai aukštai ir tiesiog banguoju. Labai. Suka atrodo net kaip supyniai kokioj. Taip. Pažiūrėk, ar tas bangavimas yra nuo tavo aukštų dažnių kelimo, ar tas bangavimas, kad suka kažkoks velniuks ar kažkoks mantidas 321. Su kuo susijęs tas bangavimas? Man atrodo suka, bet aš ir pati galiu tai valdyti, bet... Gerai. Taip, aš pati valdau. Labai gerai. Tai tu tada gali sumažinti tą tokį sukimą, kad tau būtų malonus tas sukimas, bet tu keli tuos dažnius, nes tau reikia praleisti per savo ašį tuos dažnius. Taip.
Tu dabar nusiemi nuo savo trečios akies ir nuo akių, eterinių akių, bet kokius filtrus. Duodi irgi šviesos smūgius, kad jokių filtrų čia nebūtų. Taip. Taip. Dabar kaip veikia tavo čakros. Patikrini Gvinėta, kaip veikia tavo bambos pilvo čakra. Ar jinai sukasi, pulsuoja. Taip, pulsuoja, sukasi ir matau tokią. Taip, bet aš matau tokią oranžinę ryškiai. Labai gerai. Taip. Mhm. Kaip atrodo širdies čakra pas Gvinėtą? Širdies atrodo negaliu atidaryti, kažkaip kaip per stiklą matau. Gerai, o kas kai Gvinėtai uždėjo stiklą ant širdies čakros? Iš kur dabar tas stiklas atsirado? Kas ją pačią izoliuoja nuo širdies? 321. Suprantu. Neskubėk. Mhm. Kas uždeda Gvinėtai? Taigi tokia aš pati gal užsidėjus apsaugą aš ją galiu. Kai priliečiu, jie atrodo išnyksta. Ir negaliu matyti, atrodo nėra. Aha. Tu užsidedi apsaugą kur? Kur yra ta apsauga? Grinai ant širdies čakros, bet čia ne mano apsauga, aš jos negaliu išimti, atrodo toks sunkus stikliukas įdėtas. Sunkus stikliukas, o dabar tu įjungi savo valią ir sakai, jokie stikliukai nebus sunkus Gvinėtai, Gvinėta pasididina save labai smarkiai, jinai išauga, pasididina ir tas stikliukas pasidaro mažas miniatiūrinis, jinai išima su 2 pirščiukais ir išmeta juodą skylę. 321. Tai pavyko. Šaunuolė. Labai gerai. Tu esi kūrėja eterinėje erdvėje. Ten nieko negali būti to, ko Gvinėta negalėtų įveikti, padaryti. Eterinėje erdvėje mes esam galiūnai. Ir jeigu dar išmoktumėm ir fizinį plotmėje taip pat būti galiūnai, tai tada būtų visai faina. Šaunuolė. Išsiemi tą stikliuką dabar ir nerimi širdį. Pasižiūrim, kas yra toj širdį. Kas ten pas Gvinėtą yra? Ar kokia ten spalva? Nesuprantu, nematau. Nejaučiu net kur ta širdis. Širdies čakros nejauti? Pilvo čakrą matai? Sukasi viską, o širdies čakros nejauti. Aha, kas kai blokuoja tau dabar širdies čakrą? Kas neleidžia Gvinėtai susijungti su savo širdim? 321. Kur yra blokas? Kas tą bloką dabar uždeda? Kokios yra emocijos? Kokie yra jausmai? Iš kur tas blokas atsirado, kad negali Gvinėta susijungti su savo širdies čakra? Atrodo, va visa viršutinė eterinio kūno dalis tokia užmaskuota, taip užšalus tokia. Aha, o kada čia užmaskavo? Ar čia užmaskavo tų visų šitų dabar šventinių periodų metu? Kas dabar Gvinėtai užmaskavo tą visą viršų 321? Kas čia tokį maskalą, kas čia tokį užvalkalą užtempė? Iš kur toks?
Niekas Užsimask. nepasirodo. Nu, tai tada tempk tą maskalą visą, kas ten tau užmaskavo. Nutempi, tu identifikavai, kad jis yra, tau jis nereikalingas, tu jį visiškai nutempi ir dabar tu susijungi gvinėtą su savo širdies čakra. 3, 2, 1. Tai pavyko. Šaunuolė, ir kokiagi spalva yra širdies čakroje. Matau tokią mažą, ryškiai raudoną, bet tokia lyg labai mažą suspausta ta čakra. Gerai, ir kas dabar ją spaudžia? Kas spaudžia gvinėtos čakrą? Kodėl jinai ten taip susispaudžia? Kas ten vyksta? Nežinau. Kokios emocijos suspaudžia? Ką gvinėta laiko savo širdutėje? Kas ją čia taip užspaudė? Taip pat čia įdomu, nes atrodo, aš viską per širdį darau, bet va čia nematau nieko. Va. Kas tau blokuoja atėlinė erdvėj matyti širdį? Kas ten lenda prie tavo širdies? Kas ją užspaudžia? Atrodo, jinai ir nėra jos. Kažkur yra pas kažką kita. Pas kažko kito kažkas pasiėmė? Nes Kam tu toks atidavė? Aha. Kam gvinėta dabar atidavė priėjimą prie širdies? 3, 2, 1. Kas yra toks karalis, kuris laiko gvinėtos širdį? Ir neleidžia susijungti. Nesuprantu, nes grynai, kaip sakiau, tas mažas raudonas, tai ten tokia dar yra likusi energija širdies, bet tos širdies tai išimta. O kada čia įvyko taip? Kokiu metu taip įvyko? Kuriuo metu? Dabar įvyko, ne per seniausiai įvyko, labai seniai, vaikystėje. Kada taip įvyko 3, 2, 1? Nesenai. Nesenai. Su kokiu įvykiu tai yra susiję? Kokios emocijos užplūdo gvinėtos širdį? Kas atsitiko? Kokiu įvykiu? Kada, kuriuo metu? Dabar mes keliaujam į tą momentą, kai tai įvyko su širdim. Su širdies čakra 3, 2, 1 šitą anomaliją. Nieko nejaučiu. Nieko tokio nepergiu. Tavo pasąmonė nieko tau neparodo, informacijos kažkokių tai tipsų nepaduoda? Dėl ko ta širdutė tokia čakra yra? Kas turi prieimą dar? Ar kažkas turi prie tavo širdies čakros prieimą? Ar kažkur eina šlanga, kažkur nueina pas kažką? Nematau. Nematau. Nejaučiu, kad O kodėl jinai tada susitraukė? Kodėl jinai pasidarė toks bumbuliukas, kamuoliukas ir dar raudonas kamuoliukas? Kas ten į tą kamuoliuką susitransformavo? Kas ten įėjo į tą kamuoliuką 3, 2, 1? Kokios ten emocijos? Kas užsislaptino širdyje? Ką gvinėta užspaudė tenai? Kokia emocija? nieko nejaučiu, nesuprantu kažkaip tiesiog
Gerai, sakyk. Neatsako, neduoda pasąmonę atsakymą. Gerai, tai aš jau supratau. Gerai, aš tik laukiu dar. Aš dar tikrinu. Gerai, pasąmonė neduoda signalo Gvinė. Tai dabar einam į mentalą ir žiūrim, kas ten vadovauja ir kas čia taip įsigando ir pradėjo nebekomunikuoti. Kokius blokus šydus, kūdus, kas čia deda Gvinė. Ne, tai 321. Žiūrim į mentalą. Į protą. Kas vyksta dabar tenai? Kur yra tavo telepatija, kur yra tavo nuskaitimas informacijos, kas jį blokuoja? Jinai atrodo kažkokia galva labai sunki ir kaip Gerai. akmuo ir nieko nepraleidžia. Nieko nepraleidžia, ne? Uždėtas grinai kevalas, labai gerai. Uždėtas kevalas kažkoks, uždėtas kažkoks tai tau gaubtas ar kažkoks maišas. Vat kas tą sunkumą padarė galvai? Čia padarė dabar šiuo metu daro, kad nesusijungtų Gvinėta. Ar jau prieš tai buvo toks kevalas gaubtas uždėtas 321? Jaučiu, kad dabar, kaip tik jinai šiuo Jo. momentu specialiai taip stipriai blokuoja, kad Labai gerai. Nu, tai. O tu dabar tą kevalą šauk. Tu sukumuliuoji didelį kamuolį savo kristalė, daug spalvų į tą kamuolį ir duodi ir šauni per kanalą, per pakaušį. 3, 2, 1. taip aš matau, kaip išnešia tokį kaip riešutą kevalą jinai tokį. Nukalė, ne? Numušiai. Taip, taip. Nu, va, kaip gerai, numušiai. Dabar žiūrėsim, tu įsiskaidai, dabar Gvinėta, tu padarysi bajerius. Įsiskaidai savo eterinį erdvėje, atsiskiri nuo savo kūno, kaip kad išlystum iš vienos kuros ir būtum 2. 3, 2, 1, padarai šitą veiksmą. Taip. Sugrįžti atgal, regresuojam atgal ir žiūri, kas tave pradėjo spausti. Tu save pasididini vieną, o kitą stebi, kas tą Gvinėtą tave spaudė. 3, 2, 1. Kas tau dėjo šitą kevalą? Kas lenda dabar prie Gvinėtos į Gvinėtos erdvę? Aš jaučiu, kad čia laboratorijoje mano tas vienas Laboratorija? kūnas. Taip. Ir jie Laboratorija. Aha. Važiuojam į laboratoriją. Kas per laboratoriją? Pas ką čia yra laboratorija? aš jaučiu, kad pilkiai darbuojasi, jie nori gauti irgi tą informaciją. Taip. Tiesiog Ką jie daro? Stebi tave. Kaip aš susitvarkysiu, bet kaip žaidimą tokį žaidžia. Ai, oi, Kur nori bet pažiūrėti, ten jie. kai aš susitvarkysiu, tai jums bus nekas, žinok dabar, tikrai jums bus nekas, kai aš susitvarkysiu. Einam dabar į šitą laboratoriją, Gvinėta save pasididina ir su tais pilkiais susitvarko ir pasako jam. Pasako jam. Ką dabar Gvinėta pasakysim? Pabaigia atlysti į mano eterinę erdvę. Energetinę erdvę. Neleidžiu daryti su manimi jokių eksperimentų, neleidžiu iš mane šaipytis. Čia visiškai yra rimtai. Tai aš visus juos surenku ir aš kadangi tokia didelė iškart išspyriau juos. Nu va. Pasiėmė, susirenki savo visas kūno dalis, visą savo eterinius kūnus ir išeini. Dabar vėl apsitvarkai savo galvą, pažiūrėk, ar yra kanalas šviečiantis tavo, ar kanalas susijungia su kosmosu 321. Taip, dabar labai toks geras jausmas.
Nu, va, Dar labiau kokia. atsipalaidavau ir žinau, kad sugrįžo. Jo, dabar aš jau Gali vėl turi grynai savo patį, Mhm. tai? Nu, va, Taip, jie kokia. mane ten ir supavo, pasirodo, jie taip Va, grynai aš svaigino sakau, per tą galvą viską. va, aš sakau, nepasitikim, kai supuoja. Supuoja dažniausiai mantidai arba velniai, bet čia pas tave netgi pilkiai, matai? Labai gerai, šaunuolė. Dabar viską atsekė ir supakavom juos. Važiuojam toliau, dabar tu stebi ir viską staigiai dabar iššifruoji. Kas yra su tavo širdim, kodėl nei mažas burbuliukas atsitraukęs, kas įvyko, 3, 2, 1. Kas tave blokuoja pajungti, vat pajungimą su širdim, nes jie labiausiai to bijo, kad nesusijungtum su širdim. Kas blokuoja širdies susijungimą? Suprantu, bet jaučiu, kad mane kažkaip man kiša jausmas lyg po vandens, aš nenoriu, kad šnekėčiau. O tu iškilk dabar į kitą erdvę ir tu čia jiems nepasakok, tu šnekėsi taip, kiek norėsi, 3, 2, 1. Kili į kitą erdvę, visiškai išlendys tų visų vandenų dar kartą. Kas blokuoja tavo širdį ir kas čia darbuojasi su tavim? Koks demonas ar kam čia tu leidai, vat, kokią tavo pagavo stygą, kokią emociją, kad prilindo prie tavo širdies, 3, 2, 1. Koks prisiminimas? Kada jie čia tave prigavo? Neateina niekas. Nesvarbu, gerai. Kanalas vis dar yra? Kanalas su kosmosu jungiasi? Nu va, puikiai. Gerai. Gerai, keliaujam toliau tada. Kur Gvinėtos pasąmonė nuves dabar? Ką jinai mums nori parodyti šiandien? Kas įvyko per va šitos visus paskutinius, kaip sakant, šitos šventės tokius momentus? Kokie tenai buvo demoniukų puotos ir kas įvyko, kur Gvinėta dalyvavo kažkokioj puotoj? Kur jinai buvo, kokiose erdvėse pavaikščiojo 3, 2, 1, ką skanavo? Eik ir prasuk visas tą šventinį periodą. Ką gero erdvėje pamatysi? Man dabar rodo, kad toks didelis demonas sėdi ir kad jis stebi mano mamą ir kaip jinai man pagavo mano širdį per skausmą, kadangi močiutė mirė ir mane nusiurbė, aš to nejaučiu, bet kadangi mama liūdi, tai ir mane į tai įsuka. Va, kaip atkasė viską. Matai? Supratai, tai dabar kokia tenai šlanga kažkokia yra? Yra kažkoks ryšys yra dabar su mama ir va tuo liūdėsiu, ar Gvinėta per širdį pagauna mamos vibraciją? Kaip ten gaunasi? Aš matau, kad tas man savutybė vis atrodo nori rodyti, kaip mama liūdi. Aš noriu susitvarkyti su emocijom, bet man vis primena ir kiša tas mintis, kad aš kažkaip turėčiau tai padėti mamai. Gerai, o dabar mama jisai irgi nusiurbinėjo tą pati būtybė? Kokia čia būtybė, demoninės kilmės? Demoninė, taip. Aha, gerai. Tai dabar liep tam demonui išsinešintis, dabar sakyk, mes nesidomim čia tavim. Ir dabar žiūrim, kodėl mama liūdi ir vat išėjo močiutė, taip močiutė išėjo. Ir mama liūdi, senai močiutė išėjo? Ne, gruodžio pradžioj.
Supratau, tai čia labai viskas šviežios emocijos. Taip, Mm. taip ir Supratau, gerai, tai dabar žiūrim, kas mamą kankina ar siurbia. Po močiutės netekties. Ir mama, kaip jinai jaučiasi ir kas iš jos siurbia jos tą gyvybinę energiją ir Gvinėta irgi net pagavo per širdies čakrą. Kaip ten vyksta? jaučiu, kad Mhm. mama siurbia per tai, kad ji jaučiasi likus vieniša. Taip. Buvo jai labai svarbus tas ryšys. Aha. Ir Mama, pati tai dar ne. Gvinėta, mes studijavom prisirišimą. Aha, jinai turi dabar paleist mamytę, nes tada močiutė irgi negali pakilti. Negali pakilti. Jinai negali pakilti portalą, močiutė ar močiutė išėjo į portalą. Nes čia tokių demoninių periodų buvo. Gruodžio mėnuo. Ar močiutė išėjo į portalą? Išėjo. Išviesų. Aš su Alina dar šitą žiūrėjau, kad išėjo. Nu va, šaunuolė. O dabar mama kokį ryšį ten laiko? Kaip mama laiko tą ryšį? Koks Atrodo, kad energetinis? staigiai viskas. Nu, suprantu, tai aišku, normaliai staigi, bet koks tas energetinis ryšys yra ir kaip jie ten siurbia? Kaip atsiurbia jie, kur nueina jos tas skausmo energija iš širdies, kas ją vagia, tas demonas? Taip jis maitinasi juo. Demonas maitinasi tikimės. Mhm. Dabar mamai parodai tą visą šitą dalyką ir mamai pasakai, ar tu dar nori atidavinėti jam energiją? Labai pasimetus. Gerai, tai tada sakyk, pats laikas nukirsti. Nukirsti? Taip nukertam. Labai gerai. Jinai atsilaisvino nuo tų raiščių. Taip. Ir jinai nusprendžia nebeatiduoti, nes jin liūdi. Taip, jai liūdna, kad močiutė išėjo, jos mama išėjo, jai liūdna, jai trūks ir taip toliau, bet kai jinai supranta, kad per tą liūdėsio žemą vibraciją kažkoks demonas minta iš jos energijos, jinai juk nebenori atiduoti jam energijos, taip, Gvinėta? Taip. Labai gerai. Dabar į mamą pripildom meilės, jai duodam daug meilės, kad jinai nesijustų vieniša. Mamytei dabar duodam tiek daug meilės, vat pripildom, kad jinai, nu va, aš dabar jaučiuosi gerai. Kad jinai atsikratytų nuo to liūdėsio. Mhm. Taip pripildau, jin labai nustebus, bet labai džiaugiasi. Nu va. Meilę savo siunčiu jai. Sau būtent dabar turi rūpintis savim. Nereikia dabar liūdėt mamytės, nes mamytė išėjo į portalą. Toks mūsų gyvenimas, negalima prisirišti. Mes su kitom mergaitėm irgi studijavom prisirišimo tą visą, supranti, prisirišimo tą energetiką. Kaip jinai sunkiai, jinai nepaleidžia tų žmonių, kur išeina ir mes save skaudinam. Reikia juos paleisti, palydėti su šviesa. Mhm. Pripildom ją meilę, daug meilės. Daug meilės. Jin atrodo supranta, bet vis tiek daro taip, kaip visuomenė daro, nes aš su ja kalbėjau, sakau, kodėl tas mišias perki, kai tau nieko, ką tau duoda, jau sako,
Man Taip. atrodo, bet močiutė lengviau. Sakau, visai ne, bet jin atrodo vis tiek padarys, nes o gal taip saugiau. Taip, supratau, nes baimės, vat, mūsų visi veiksmai yra paremti ant baimių. Taip, Ką taip, mums noriu. privertė daryti, jeigu mes to nepadarysim, vdruk paskui nepadarysiu tų mišių ir aš save griaušiuos visą gyvenimą. Vat kur yra Taip. problema, supranti? Ant kiek yra va tie įpročiai, papročiai įkalti į mūsų galveles, kad per demonų visą šitą scenarijų mes turim bijot. Nes jeigu tu tik nepadarysi mišių, taigi iš viskas. Bet jeigu aš pasitikiu savim, kad man mišių nereikia, man neveikia jų baimės. Supranti, Gvinėta, kur yra vat, punktas, lūžis. Jeigu tu pasitiki savim, jų pasakos nebeveikia. Supranti? Nu nieko dabar, nesvarbu, padarė tas mišias anuliuok dabar viską, tenai tą visą, anuliuojam tą mišių visą nesąmonę, tiesiog su šviesa, kaip duodam su šviesa, nukalam. Mhm. Bet tau, mama, atlaisvėja dabar, prisipildo meilę savo ir neliūdi. Nes liūdesys žema energetika pritraukia tik tai demonus. Nieko kito nepritrauks. Gėrio nepritrauks, sveikatos nepritrauks, žema energija, jinai bus išsirpta, jinai pradės susirgti. Nu, aš čia tik taip pat blogiausią scenarijų, bet taip vyksta. Todėl reikia dabar susimti čia ir dabar, nes jai reikia gyventi dėl savęs, čia ir dabar. Ir jinai turi vaikų, taip, turi sesę, ar brolį, ar dar kažką. Mes dviese su sesėm. Dviese. Tai jinai turi dar 2 dukrytės, kuriom reikia rūpintis. Tai va. Jinai turi tą suprasti ir visiškai paleisti. Visiškai ramiai. Ar lengviau šiek tiek tavo mamai? Taip. Nu, Jau aš matau, atėjo ir mano sesė, jinai su tokia meilė ir džiaugsmu mumis apglėbė. Nu, va, kaip gerai. Bet dar rodo, kad sako, džiaugiuosi, žinau, kad močiutė laisva, bet sako, dar turiu darbo padėti tėčiui. Man atrodo, kad jis nori gelbėti savo aplinkinius artimiausius žmonės, bet net neveikia. O kas yra su tėčiu? O tėčiai darys operaciją kovo mėnesį, bet mama yra prieš tą operaciją, nes suvokia, kad nieko nepadės, jeigu pats nesitvarkys su sveikata, nesimankštins. O dėl ko operacija daro, su kokiu organu susijusi operacija? Klubus dukiais. Kas toks, nes labai supratau? Klubus dukiais. Aš nelabai suprantu, kas čia yra. Klubas. Klubą keis. Klubus, nesupratau. Sudilęs atseit klubo sąnarys. Taip. Tai kiek jie metų, kad sudilęs jau? 48. Šitas. Tai va čia matai dabar, kas vyksta. Tai dabar čia suprantam, kad tokie jauni žmonės ir jau sudilę klubo sąnariai, net tame esmė pakeisti klubą išoperatuoti. Tu čia gali viską išsioperuoti ir pasikeisti. Tai kiborgais patapsim. Taip. Ir dar supratau, kai man papasako apie tą operaciją, aš supratau, kad jūs, kai darėt man hipnozę, matėt, kad pas mane kelienas irgi, aš klausiu, kas blogai, tai sakė, tai yra konfliktas su moteriška energija. Bet aš pagalvojau, o gal galima būti su vyriška giminė, nes ir seneliai blogai koja kairė, ir tėčiai blogai kairys kelienas ir man. Bet jums eina gerai. Tai gerai, tai dabar žiūrėk. Gali būti, kad tai susijęs su vyriška energija. Ne su vyriška energija susiję, bet eina kažkaip per vyrišką liniją, bet normaliai kairė pusė yra iš moteriškos pusės. Tai vat kas senelį buvo su jo mama arba su jo žmona? Kas tada tavo tėčiui buvo nuo senelio, tėvo žmonos arba mamos, supranti? Močiutė arba jo mama tavo tėčio. Supranti? Ir va, ant
kelio, kai pasižymi, kad tas klasteris, kai tik turi problemą su moteriška giminė, ant kelio arba ant sąnarių arba ant klubo krenta va šitas. Tai va pažiūrėk, kokia čia informacija eina 321. Jaučiu, kad aš čia iš senelio mamos dar toliau. Va, matai, iš kur eina, ne, šitą informaciją. Tai va, traukiam dabar šitą informaciją. Informaciniam lauke anuliuoja į visą šitą, kas yra susijęs su kaulais. Matau, grynai tokia juosta, visi esame tos pačios grandinės. Va, kirti šitas grandinės, viskas. Nebetempia šitų grandinių ir tėvas atlimpa nuo grandinės ir senelis ir visa ta linija klasterio. Taip, nukirtau. Nu tai kaip informacija vibruoja, kai informacija išvibruoja į fizinę, dabar aš tavęs Gvinėta tada paklausiu, o kodėl ta informacija taip įdomiai išsikelia per fizinį kūną? Ką pasąmonė nori atkreipti dėmesio? Kodėl mes einam į telepatiją ir aš sakau, klausyk savo kūno, ką pasąmonė tau per kūną sako? Ar ne? Taip, taip, taip. Kodėl susirgs tavo tas kaulas, tas sąnarys, ar ta vieta, ar tas klubas? Ką pasąmonė nori tavo tėčiui pasakyti? Ką jis blogai daro? Kur? Kas vyksta 321? Ką jo pasąmonė nori jam pranešti, kokią žinutę? Net jam duoda per klubus, jų klubui susidėvėjo 40 metų. Nu kaip taip įmanoma? Taip, nenoriu pasakyti, kad kažkaip svarbu man atkurti ryšį su savo giminė, su savo tėčiu irgi. O jis neturi gero ryšio su tėčiu? Tu prasme, su seneliu? Ne, nėra, jie tiesiog bendrauja, bet nėra to šeimos ryšio tokio. Ir kažkaip atkerta per tuos, bet visai net taip suvokia. Va. O Taip, tau nes dabar su tavo sąnariu kaulo ir būtent kelio sąnariu, kas tau dabar Gvinėta yra? Kokia tau čia yra žinutė iš tavo pasąmonės? aš tą patį jaučiu, kad man irgi reikia su tėčiu praleisti daugiau laiko. Duoti irgi informacijos, nes kadangi tas pats siejamus turim matyti. Vaizduoju. Matai? Tai nuimk visus filtrus tėčių, kad tėtis suprastų, kai Gvinėta sako, duoda jam informaciją. Taip, šviesus kamuolių paleidžiu daug jam, kad nukristų visi filtrai. Taip, ta operacija neišeitis, aišku, ir čia yra sudėtinga operacija, ne šiaip sau. Taip, taip. Man viskas irgi prasidėjo nuo kelieno kažkaip. Man išvalė visą kremzlę ir dėl to paskui paišavo visą laiką ir tada į klubus jau visi metė. Va, matai.
Čia iš viso dabar tu, kadangi labai jauna mergaitė esi, bet iš viso vat, kitokios prasideda dalykai, tai aišku, reikia valytis organizmą svarbiausia, nes į tuos kelienus ir į tas visus sąnarius irgi patenka, žinai, visokie ten parazitai ir taip toliau. Tai vat reikia maistą, mitybą keisti. Nu, čia labai sunku, vyram iš viso labai sunku, jie net nesupranta šitų signalų. Tai jiem lieka tik vienas dalykas, kaip eiti pas reptus ir nupjaut, dėti, išpjaut, gabalą vėl priklijuot. Supranti, nu, tai čia primityviai, kokiam primityviam lygmenį esam dar, ne, Gineta? Labai te žiūri tik į tavo vietą ir tiesiogiai taip ir suvokia, kad daug skauda, tai lengviausia būda turbūt atpjaut, kad net tas skaudėtų, nemąsto plačiau. Būtent. Įsivaizduok, va tą alopatiją tai yra, kaip pasakyti, tą mediciną, ar ne? Vat alopatija, nu, jinai kiek jinai čia teisės, maždaug 100 metų, nu, gal 90 metų, 100 metų, ne? Ta visa medicina ir visa šita chemija, ar ne? Alopatija. 100 metų. Bet mes pamiršom, kad buvo kiniečiai ir su savo žolelėm, azijiečiai, visi vaistažolėm ir taip toliau. 3000 metų jie ten jas studijavo ir darė, rašė archyvus ir vyrė visokius vyralus ir darė ir taip toliau. Mes apie tai pamiršom. Supranti? Kad jie matuoja pulsą ir žiūri iš pulso ir galvoja, iš kur ta liga ateina. Jie, pavyzdžiui, tenai nuėjo Ajurveda ir taip toliau ir, pavyzdžiui, tiegi, kaipgi vadinosi, kaip tie indai ajurvedininkai, ne? Jeigu geras specialistas yra, tai jisai pulsą pamatuoja ir jis supranta, kuris organas nesveikas. Tu gali pagalvoti? Taip. Jis pulsą bematuodamas, jisai žino tą ritmą, iš kurio organo ateina signalas. Tai kaip jie išjaučia visą šitą? O čia atėjai pas gydytoją reptą. Jis knygoje ten parašyta toks simptomas, nu, pažaliavęs ten liežuvis geltons, viduriuoja, kas nors viskas jau diarėja. Gastro. Taip. Kai supranti, tai tokia nesąmonė atrodo, tokia, tikrai nieko nereikia, pats su savim susijungi, viską sužinai pats, tik tu vienas žinai. Taip, tai va. Deja, aišku, tėčiui, kad yra sunku, nes tėtis dabar jau, žinai, tokiam amžiuje, pradėti mokintis atsiskleis, žmonės išdurnėja, kai supranta informaciją, kad visiškai yra kitaip negu šitą feiką, ką mes matom. Gvinėta yra dar jauna mergaitė, tau viskas prieš akis yra. Tu jau gali pakeisti savo ateitį ir savo vaikams. Jau tu visiškai kitaip. Jau tu žinai ir apie bažnyčią, apie religiją, tu jau praėjai visus makaronus. Tu pamatai visą šitą feiką, falsą ir taip toliau. Jau tu tikrai taip nebemokinsi savo vaikų. Tu supranti, vat, šitą generaciją pukšt ir vat, nes todėl, kad tu prabudus. O irgi tavo amžius, kurie neprabūdė, tai jie tes tą pačią vat, nesąmonę. Supranti, kaip viskas. Taip. Tai va. Jau viskas taip labai matosi, kas prabudė, kas ne ir kas link kur eina. Link kur eina būtent, kur link Gvinėta nori eiti. Gvinėta ką nori nuveikti? Va čia šioje reinkarnacijoje, ko jinai nori išmokti, ką jinai nori nuveikti, kuo jinai nori būti naudinga, faini, ką jinai nori atrasti, pasimokinti, vat. Ką nori padaryti Gvinėta šioje reinkarnacijoje 321? Meilės išmokinti žmonės, tikros tos meilės ir pati save. Ir patys savo. Taip, labai svarbu pačią save mylėti. Apjungti žmonės ir tikrą. Ir kas yra iš tikrųjų tikras bendravimas, kas yra bendravimas širdis į širdį, kai tu ant vienos bangos esi. Labai gerai. Dabar tada Gvinėta grįžta iš tavo širdutę ir va tada žiūrim, kasgi tą širdutę jos blokuoja 321, kokia dabar jos šviesa ir koks dabar vaizdas to širdutėje. Atrodo, aš pati įlindau į tą širdį ir stebiu iš širdies čakros tą visą aplinką. Gerai, įlindai.
Aš pati ją kažkur pasikavojau, nes nenoriu, kad dabar aš supratau, aš Aha. susitaikiau su savo vaikinu Vilmantu ir Aha. dariau viską iš pajautimo, bet labai Mhm. Gvineta? taip, bet labai saugau tą savo širdį. Aha, kad vėl tavęs Taip, neįskaudintų. Čia su tuo susiję yra. tai nesuprantu, nes manęs tai atrodo neįskaudino. Tiesiog aš pati nežinau, ar aš dar yra, gal kyla abejonių, ar man reikia, ar man būti tik su savim. Mm. Mhm. Dabar, kai kyla abejonės, tada bus vėl išbandymai. Jeigu neini iš pilnos širdies, jeigu neatsiveri ir bijai vis tiek atsiverti, tai relacijai ar buvimui vis tiek bus nauji išbandymai. Tu gali slėpti kaip nori, tau reikia išmokti reaguoti į situaciją kitaip. Mhm. Mes stengiamės kažkur pasikavoti, pasislėpti, bet tai yra, kaip tau pasakyti, tu negali sukurti net liežuvis apsivertė. Tu negali sukurti relacijos, jeigu tu slėpi šiek tiek tavo širdį, vadinasi, tu nesi sąžininga. Ne kad sąžininga, bet nemoku aš to pasakyti. Tu neatiduodi tos visos energijos širdies, kad tavo relacija pasistatytų ir būtų perfekt. Būtų širdis į širdį, ranka į ranką, koja. Tu ją saugai ir slėpi ir tada jų vibracija jam, tas žmogus, jo siela, nesvarbu, kad jis gali būt bukas, neprabudęs ir taip toliau, bet jo širdis ir jo pasąmonė jaučia, vis dėlto Gvineta neatsidariusi man. Jinai kažką slėpia, slapukauja, tada jam ateina paranoja, ko tu slėpi nuo manęs? Nesvarbu, kad jis nespranta, kad tu slėpi tavo širdį, kad neužgautų tau jos. Bet jis, o tu kažką čia man meluoji, kažkur slėpi. Vait ir prasideda tos visos nesąmonės, tada įsijungia demonai. Supranti, kaip veikia? Nes arba, žiūrėk, Gvineta, čia labai gera tematika, ką pakabinai. Arba tu būni visiškai atviras ir tu darai viens ant vieno atvirai, veiksmas vyksta, bet tu tada žinai, kad tu viską darai be jokio pakavojimo, paslėpimo, ar va tą apsaugos dėjimą pastoviai nuo kažko, nes tu automatiškai suformuoji tokį lauką, kad vis kažkas tau gali atsitikti, vis tave kažkas gali atsitikti. Tu jau formuoji tą lauką. O jeigu tu eini atvila paširdim, bandom dar kartą, būsim dabar, vat aš tą išsakiau, mes pasikalbėjom, mes supratom, mes išsiaiškinom, ir viskas labai gerai. Bet tu to širdies nekavoji, neuždarai jos. Supranti? Taip. Nes kitaip bus tas nesąžiningumas prieš tą kitą žmogų. Tai tada geriau iš viso jo nereikia, tada reikia pasirinkti tokį žmogų, prieš kurį gali atidaryti širdį. Va, klausimas, kodėl tu dabar prieš jį uždarai širdį? Supratai, ar ne, Gvineta, tu labai šauni mergaitė. Taip. Vat pamatydavau, ne, šitą variantą. Taip, atrodo, aš dedu apsaugas, bet čia gaunas kaip tik dar atvirkštinis variantas, kad tik kenkiu. Va, ir čia labai daug žmonių žinau. Ir vat sakau, mūsų skaudina, ar mes norim tą suprasti, kaip pasakyti, apsisaugoti. Mūsų skaudina, ar mes norim, žinai, tą, kad daugiau taip neįvyktų. Dėl ko? Nes mes bijom. Mes nenorim to skausmo išvis, kad nuoja pasikartotų. Bet mes negalim apsisaugoti visą gyvenimą. Neįmanoma nuo visko apsisaugoti ir padaryti taip, kad būtų viskas gerai, kad mūsų niekas neužgautų, neįskaudintų. Mes turim priimti ir išmokti priimti tą įskaudinimą. Kaip vyksta ir kaip mums nereaguoti, kai tave skaudina. O dėl ko tu sureagavai, kad tave skaudina? Kas tada viduje yra pas tave, kad tave skaudino? Supranti? Tada reikia pamastyti. Kas ten slėpėsi viduje, kad tau padarė skaudą? Tas, kas padarė skaudą, vadinasi, tau yra iš kažkokių kitokių reinkarnacijų iš kažkur atėję. Kažkokios senos traumas, kurių nepaleidai. Ne tai, kad šiandien Gvineta
širdį. Va, ir atras šitą šaknį. Kur yra ta baimė? Kur ta jinai baimė glūdi? 3, 2, 1. Kur jinai yra? Aš jaučiu, kad kadangi kai mes išsiskyrėm, nebuvo jokios priežasties, tiesiog aš pajaučiau, kad man nebetobulėjam kartu taip, kaip aš norėčiau. Aš jį gavos taip, kad aš jį skaudinau to nedarėdama. Dėl to dabar, kai mes esam vėl kartu, vėl neleidžiu mūsų slėpiu tą širdį savo, kad mūsų širdis nesusijungtų, kad jeigu įskaudinsiu, tai kad vėl nebūčiau aš. Aha. Ar tai yra geras sprendimas, Gvinetos? Tikrai ne. Nu va, šaunuolė, ir pataisyk šitą ir atidaryk tą širdį ir nereikia bijoti experience'ų, nereikia bijoti potyrių. Faktas, įskaudinimas, o kodėl tavo vaikinas įsiskaudino, jeigu Gvineta pasakė tiesą? Mes netobulėjam, o kai mes netobulėjam, tokio jaunystėje ateina stagnacija. Tai kas bus vėliau? Vėliau bus dar baisiau. Tai tada reikia arba spręsti ir tobulėti, ir eiti koja kojan, ranka rankon, kaip sakau, Taip. ir eiti tą pačią kryptim, arba mes netinkami viens kitam, neapsimoka, ne čia kažko lamdyti ir kaip ten pasako, ai, tu esi mano mokytojas, aš tavo mokytojas. Čia visi tie briedai tokie nesąmoningi demonų pririšimai ir prijungimai. Ne, aš laisvas žmogus, aš pati mokytojas, aš pats savo mokytoja, viskas, viso. Kaip ir tu pati savo mokytoja, bet tu pati kitą patirtį. Ar jie gyvensi ar ne? Va. Ir kas dabar atsiveria? Kokie tavo vaizdai tada atsiveria pas tave? Aš atvėriau tą širdį ir matau, kad mes tiesiog abu suvokiam, kad dabar aš visai kitaip. Vėl irgi čia buvo labai reikalinga šitą pertrauką, nes aš vėl dabar kitaip dar žiūriu. Aš tada galvojau, kad buvo tikra meilė, bet dabar vėl iš kitos pusės, nes aš prisiimu atsakomybę, kad mes kiekvienas esam realiai atskirai atsakingi kiekvienas už kitą, bet ir dalinamės patirtim, vienas kitam sutikiam patirtį. Ir tada augam atskirai ir kartu. Tada bandom tampyti. Aha, bandai tampyti ir kontroliuoti viens kitą, supranti? Tai, labai šauniai čia išgvildenai. Reikia augti kartu, vat kaip tu sakai, reikia augti kartu ir atskirai. O ką tai reiškia? Kad tu turi respektuoti tą kitą pusę, tu turi gerbti toleranciją į jo visus norus, ką jis daro ir taip toliau, bet ir tu turi prisiderinti, tai reiškia, tu turi, kaip čia pasakyti, atrasti tą tokią lygsvarą, balansą, integraciją ir diplomacija. Neperžengiant ribų jo ir nenorint jo pakeisti. Supranti? Taip. Keistis informacija ir kiekvienas savo pritaikom jo. Taip. Ir kartu kažką žiūrėk, yra individualus augimas ir yra poros augimas. Ir kartu auginat kažką tai svarbaus. Vat ką ir kaip. Bet jeigu tenai nebėra sutarimo, nėra harmonijos, nėra tikslo to pačio, tada kur link eina, tada ir nebeapsimoka būti kartu. Vadinasi, tiek užteko, kiek išbuvot, kiek išmokot, ką turėjot išmokti. Taip. Tai vat prasivalyk savo vaikiną, prasivalyk save. Atsiveriat naujas galimybės. Taip, išsivalėm, jaučiu, kad čia gera dabar. Gera, ar ne? Kažkokias senas programas, nereikalingas. Viskas, kas trukdo tavo evoliucijai, tavo augimui,
tavo tam būdinimuose kelio ėjimui, tam visam viskas, kas trukdo iš savo kelią išmeti. Taip. Labai gerai. O kaip energetiškai dabar vat keičiasi tavo vibracijos ir dažniai? Kai tavo pasąmonė jau supranta, ko jinai nori, kai tavo pasąmonė jau pagaliau perkanda tuos visus riebusus, bent jau daugiau negu prieš tai, žinai, kad tu supranti, kad Taip. kitaip galėsi daryti. Kaip tavo tos keičiasi vibracijos? Labai kyla, ženkliai kyla. Ir taip jaučiu tokią pilnumą ir užtikrintumą. Tokia labai aukštas. Ir dabar kaip atrodo ta širdies čakra? Dar kartą grįžtam prie širdies čakros. Ar dabar jinai laisva, atvira? Taip, jinai laisva, atvira ir tokia sukasi ir tokia šviesa net eina, tokia tokia, taip plačiu spinduliu netgi šviečia. Nu va. Šitaip jau žymiai fainiau, ar ne? Taip. Taip, kaip gera atrakinti. O ten suspausta, užspausta, stiklas uždėtas, burbuliukas suspaustas, nebesupranti tavo, ne tavo, kam atidavai, kur uždėjai, kur pakavojai. Supranti? Taip. Nu va, kaip gerai, šaunuoliai. Visus per masmelytą visiems padalini meilės energiją. Kad mamytė neliūdėtų, kad tėveliui viskas būtų gerai dėl sveikatos. Nu ką, jis nieko supranti, dabar žiūrėk. Dar vienas dalykas, irgi labai svarbus dalykas, ką noriu paminėti tada. Supranti, ar tu kažką įrodinėsi tėčiui, ar pyksi tenai, kad nereikia tos, ar tavo mama tėčiui kažką sakys, kad nereikia tos operacijos, kad galima kitaip padaryti. Jeigu žmogus nusprendė, jis turi tai padaryti. Gali 100 žmonių jam kalbinėti, bet jis vis tiek savo darys, vienas dalykas, nes jis turi išmokti iš savo pamokos, kad iš tikrųjų kas po to toliau bus. Ir kaip jis toliau jausis, ir kokios bus pasiekmės. Nes ne Gvinėt turi pereiti jo kelią, ne mama turi pereiti, o jis pats turi pereiti šitą kelią. Taip, ir manęs šitas jau net nebekabina, tik man atrodo, stebiu mamą, kad jinai labai, jam leidžiu tėčiui pačiam kabintis, o mama prisiema pati už atsakomybę, kad jeigu tėčiui bus sunkiai, jinai turės viską daryti už jį. Ir tada toks eina, dėl to gėjai. Reikia padėti dabar, vis tiek jisai vis dėlto vyras, tėtis yra tėtis 2 mergaičių, taip, supranti, ką dabar reikia jam vadinas padėti žmogelį, čia jo tokia sveikata, jis taip nusprendė, o kai jisai pagis, jisai savo gyvenimą toliau savo su sveikata, supranti, jo skausmų mama neperims, bet kas fiziškai, kas, žinai, čia normalu, kai mes slaugom kažkas susilaužė koją ir reikia tą žmogų paslaugyti, kažkas susilaužė ranką, ar, įvyko tokie dalykai. Taip. Kito varianto nėra. Supranti, nes mes neišmoksim jų klaidų. Ir jie, netgi kai mes atsakom, pavyzdžiui, ir atkalbam, atkalbinėjom, kad taip nedaryk, ir paskui jiem kažkas blogai sekas, tai tada dar ir ant tavęs suverčia visą kaltę. Per tave nedariau to, dabar aš ne, jie turi patys, kiekvienas turi būti savo likimo kalvis. Taip, laisva valia, tai tiesiog. Laisva valia. Tada nereikės nieko kaltinti. Tada nereikės niekam nieko sakyti, kad tavęs paklausiau, tu tą padarėjai blogai. Ne, čia viską tu nusprendei. Aš tave tik palaikau tavo sprendime. Aš esu tolerantiškas tavo sprendime. Aš galiu duoti patarimą, bet čia yra mano patarimas, nes jeigu būtų mano kaulas, aš jo neoperuočiau. O tu dabar jau čia tau mielasis nuspręs. Ir mums reikia išmokti žmonėm, nes labai kažkaip žmonės kišasi į kitų dalykus. Supranti? Bet čia yra ta tokia,
Sakau, prisirišimas, tas toksiniai tokie ryšiai, komandavimas, įsakinėjimas, tu turi taip ir taip daryti. Ne, aš darysiu taip, kaip aš nusprendžiu. Aš darysiu būtent taip, kaip niekas kitas nedarė. Ir kaip tu man gali patarti, jeigu... Čia manogi fantazija, kaip aš darysiu. Taip. Supranti? Nu va. Tu dabar matai, kaip informaciniam lauke. Visiškai kitaip, kai tu eini iš tos prizmės, visai kitos. Netoksinės, nematricinės. Tai va. Taip. Nu, labai gerai. Tai va, tėveliui duok supratimo burbuliukų. Mamai, kad jinai suprastų tėtį ir kad jinai nurimtų ir viskas bus gerai. Mhm. Nu va. Visi ramus dabar. Labai smagu. Ir Gvinėta rami, ar ne? Taip, labai, labai. Labai gerai. Tada gerai. Tada grįžti į savo kūną. Fizinį kūną grįžti. Pailsėjus. Atsiregeneravus. Pilna energijos. 3 diskonektinį atsijungi. 2 diskonektinį atsijungi. 1. Atmerkia akites.